Pirmiausiai, dar kartą kartoju, bėda yra socialdemokratų partijoje. Nei Sinkevičius, nei kas nors tarp jų nėra taip, aš labai paprastai sakau, nėra balta varna, kuri neštų kažką tai naujo. Tai yra lygiai tokia pat sistemos dalis ir dar atvirai kalbant nuolankesnė negu Tėvynės sąjunga ir Lietuvos konservatoriai. Nu tai ko jūs norite, jūs galite iš tos pelkės išbrist? Nu net jeigu šiai dienai atsikeltų amžinatilsiškai prezidentas Brazauskas ir tas jau nebegebėtų jūsų išjamti iš tos pelkės. Nu viskas, jūs toj pelkiai sėdit ir jūs ten murdysitės. Ir nesvarbu, kas ateis. Sinkevičius, Blinkevičiūtė iš naujo, ar ten koks nors dar kitas biesas. Keiskit, ką norit. Nieko nebus, nes jūs nematot to problemos, kas yra viduje. Nevaldyme. Nevaldyme jūsų yra problema, nes jūs valdot tai, kaip turėtų būti valdoma, kaip reikalauja Briuselis. Be jokių ginčų. Idėjų. Jūs neturit idėjos. Va štai kur yra bėda su socialdemokratų partija. Nes jin prarado pamatą, pradinį, dėl ko jinai buvo sukurta. Ir jinai taip, kaip paukštis ore, kaip plaštakė kalbėkim, nu arba ten, sakykim, kas nors rimčiau, kuris nešiojamas, reiškia, orų yra ar ne, reiškia, jinai kalbant, ir jis niekaip negali nutūpti, nes jis nežino ant ko nutūpti. Jie įsivaizduoja, kad jie žino. O pasižiūrėjus iš šalies, nu nežinot, mėlyje, jau viskas.